Sveiki, Lietuvos Respublikos piliečiai, draugai, pažįstami, artimieji, tie, kas myli ir nekenčia. Nekenčia, bet vis tiek žiūri. Šiandienos tema, iš esmės, visa šita laida yra skirta laidos pabaigoje būsimam prašymui. Ne prašymui, o pasiūlymui. Kaip jūs tai įvardinsit, tiksliai negaliu pasakyti, kaip jums tai atrodys, taip ir įvardinsit, taip priimsite, bet kol mes nepriėjom iki to asmeninės dalies, reikia padaryti įžangą. Kaip visada, tekstuose ir bendrajame turi būti įžanga, dėstymas ir po to išvados arba kažkas esmė. Tai pradėti norėčiau nuo to, kodėl aš iš viso esu šitam ekranėlėje ir kodėl aš užsiiminėjau šitą veiklą. Kaip aš nusiritau iki tokio gyvenimo. Tai yra pokštas. Ne, pokštas yra replika apie nusiritimą, bet ne apie šitą veiklą. Viskas prasidėjo nuo to, kad aš bendraudavau su žmonėm, mane supančiais, draugais, pažįstamais, artimaisiais, giminėm. Ir su vienais rasdavau tom pačiom temom, kuriom aš darau laidas. Darau šitam kanale, dariau su Vaidu, su Vygantu. Ir apie tom temom aš pasišnekėdavau su vienais, vieniem įdomu vienas, kitiem įdomu kitas. Ir mes tiksliau randam bendrą kalbą su vienais vienu klausimu, su kitais kitu, tretiem. Mes tiesiog kažką apie orą kažkokį. Kalbam man neaktualia tema. Ir vieną dieną aš susivokiau, kad iš esmės, nesupraskit, blogai, tame nėra jokios problemos. Nes įvairūs žmonės, įvairūs poreikiai, įvairūs prioritetai. Vienam galbūt tai neįdomu, galbūt jisai nesidomėjo ir jam atrodo, kad jo laisvalaikis yra svarbesnis. Kitigi tiesiog fiziškai neturi laiko. Kaip tai gali jau atrodyti? Pavyzdžiui, sakykime, žmogus turi žmoną, porą vaikų, savo tėvus, uošvienę su uošviu ir visą šitą ūkį, dar kokią nors ten, nežinau, močiutę, gal nefantazuosiu. Žodžiu, visą šitą ūkį reikia prižiūrėti. Taip? Tai negana to, kad tu turi vaikus nuvežti į darželį, į mokyklą, tai dar tu juos po to turi pasiimti, tau reikia dirbti, uždirbti pinigus, prižiūrėti namus, prižiūrėti tėvų namus, prižiūrėti uošvių namus, o jeigu dar koks kaimas, žodžiu, žmogus turi visą laiką nuolatos kažkokių problemų ir jas visą laiką sprendžia. Ir jam malonu su manim galbūt pasišnekėti vieną ar kitą temą, bet jisai neturi nei laiko, nei galimybių į tai gilintis ir jo labiau neturi nei laiko, nei resursų nuolat į tai gilintis ir gyventi tais klausimais. Ir kitiemgi žmonėm yra aktualu viena sfera. Jisai ten prisirinkęs kažkokios informacijos, mes pakalbėjom ir mes radom kažkokius sprendimus. Ar sprendimus, ar tiesiog pamastymų į peno. Ir aš apėjęs visus savo pažįstamus, artimuosius, draugus, tos žmonės, su kuriais man tiesiog teko susidurti, aš pabendravau su jais ir priėjau išvados, kad man reikia žmonių, su kuriais aš galėčiau užsiimti tą veiklą, kuri man įdomi. Ir, pavyzdžiui, automobilių sportas. Man kaip būtų įdomu, bet ten yra niuansų, aš jau ganėtai nemažą kelią nuėjęs ir man atsistojo klausimas, susiformavo, ar tikrai mano užsiėmimas automobilių sportu arba kažkokiam kitom techniniam šakom atneš naudą mūsų šaliai. Stebėdamas tai, kas vyksta mūsų šalyje nuo vaikystės ir iki pat šių dienų, su kiekvieną dieną mums darosi vis blogiau. Ir aš puikiai suprantu, kad jeigu aš susikoncentruosiu į savo pomėgius, nes aš matau, kad negerėja, neatsiranda kažkokios politinės jėgos, neatsiranda žmonių, netgi žmonių, kurie kalbėtų teisingai. Yra, bet jų yra labai nedaug. Ir jų tas kalbėjimas iš esmės pagados nedaro. Iš to, kažkokios apčiuopiamos naudos nėra. Aš su tokia situacija esu susidūręs automobilių sporte. Kai buvo Lietuvos automobilių sporto federacijos vadovybė, pavadinti korumpuotą, pavadinti, kad nekompetitinga, pasakyti, kad automobilių sportas tada ne tai, kad nesivystė, jis tiesiog
nyko, tai būtų iš vis nieko nepasakyti. Ir man labai norėjusi, kad mūsų automobilių sportas jisai vystytųsi. Ir aš įdėjau nemažai pastangų į tą procesą. Ir vienu momentu, kai tai buvo nuolatinė kova. Visą laiką kažkokia trintis, bendravimas per tuo metu tai buvo forumai. Ir tai nuolatinė kova. Iki to momento, kol į Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidento postą netėjo dabartinis prezidentas Egidijus Janavičius. Ir aš tada pradėjau užsiiminėti visai kitą veiklą, nes aš pamačiau, kad automobilių sportas, kad ir yra ten problemų, kad yra sunkumų, bet jisai juda visai nebloga linkme, ta, kuri mane tenkina. Tai yra, daugėja automobilių šitų komandų, daugėja sportininkų, daugėja žiūrovų, galėtų visą tai vykti žymiai, greičiau ir didesniais mastais, bet vyksta. Nenyksta, o kyla. Visas tas judėjimas į viršų, po truputį, pamažu, ateis laikas, manau, viskas bus gerai. Tai, kad iš esmės mano ta kova pasibaigė ties to momentu, kai aš supratau, kad ten nebėra ko rūpintis, kad ten nesugriaus visko, neišvoks, nepadarys tik blogiau mūsų tam automobilių sportui. Ir aš užsiėmiau kitais reikalais. Darbų, profesinė veikla, skyriau daug laiko darbų, šeima, šeiminiai reikalai. Ir ten kaip viskas gerai, bet bendrai mūsų šalyje situacija prasta. Ir aš vis tai stūmiau, vis laukiau, kada atsiras koksai lyderiai, vis nuo savęs nustuminėjau, kad, aš nesuprantu, tai ne mano, aš nesigaudau. Iki vienos istorijos mano vienoje iš darboviečių, kur man pasiūlė tapti įmonės gamybos vadovu ir aš atsisakiau, nes vėlgi stūmiau nuo savęs, kad aš galbūt nelabai man ten gausis, galbūt aš nesuprantu, nežinau. O po 3 metų, kai išeidinėjau iš tos įmonės, galvoju, ir ką, man blogiau būtų gavęsis? Ne, taip, aš sutinku. Tai būtų iššūkių, daug iššūkių, reikėtų kažko išmokti, taip būtų suklysta, taip būčiau gavęs pylos, taip būtų problemų, bet aš judėčiau į priekį. Aš būčiau sprendęs, eitų laikas, visą tai būtų išsisprendę ir tikrai būčiau geriau padaręs. Aš žinojau, kad aš visą tai galiu padaryti, ne? Kad aš iš esmės gali man tai pasisekti, bet aš priėmiau tai, kad žmogus, kuris buvo tuo metu gamybos vadovas, jisai jau buvęs vadovų stambioje įmonėje ir aš žiūrėjau iš tos prizmės, kad jis galimai padarys geriau už mane. Bet kai jau po 3 metų aš supratau, kad jis nepadarė geriau, jis padarė tik blogiau įmonėje, kurioje aš dirbau, kurioje jisai dirbo. Aš pagavau save ties mintim, o ar aš tikrai būčiau antiek blogai viską padaręs kaip jisai. Ir aš judėjau toliau. Judėjau į kitą, nuėjau į įmonę, vėl ten buvo istorijų ir vienu momentu aš užsidaviau klausimą, ar gali kas nors pakeisti mūsų šalyje tą esamą situaciją. Pažiūrėjus, įvertinus už ir prieš, susivokiau, kad nėra. Todėl nusprendžiau, kad vėlgi pasitikrinau būtent politiniais klausimais, pasitikrinau savo draugus, pažįstamus, artimuosius, su tokių žmonių, kurie mūsų emociniai laukai susijungtų ir mes rastume bendrą kalbą ir kad mums reikia judėti tą linkme, aš neradau. Automobilių sporto prasme aš turiu žmonių, su kuriais bendraujam, su kuriais norėtųsi važiuoti, veikti, bet mano manimu, man ir mūsų šaliai tai naudos apčiuopiamos neatneš. Ir apėjęs aš susivokiau, kad tie žmonės, su kuriais aš pažįstamas, su kuriais aš bendrauju, jie negali padėti man judėti norimą linkme. Todėl aš paklausiau vieną iš buvusių kolegų, sakau, ar yra kas daro laidas, kas nors mūsų viešoje erdvėje, su kuo aš galėčiau pabendrauti ir galbūt rasti bendrą kalbą ir galbūt iš esmės keisti mūsų visuomenės požiūrį į vienus ar kitus dalykus. Tapti viešosios nuomonės formuotojai.
Formulavimas buvo netoks, bet aš jums perteikiu pačią mintį. Man pasiūlė Vaida Žemaitė Lekstutė. Aš su juo susirašiau, mes pabendravom kažkiek ir Vaidas pasiūlė padaryti laidą. Mes padarėm vieną laidą, po to antrą, trečią, ketvirtą, penktą. Ten, aš nepamenu po kelintos, 10, 11, 12 laidos ar 15 jo kanalas buvo uždarytas YouTube'o. Aš kažkurį laiką dar bandžiau su Vaidu daryti laidas, jis įdėjo į koks ten puslapis, Būkime vieningi, į mūsų TV ir dėdavo į kitą platformą, ne YouTube. Ir kažkas nutiko su suverenais, iš esmės mano atsiradimas jau va šitoj Taikas kanale, minčių sklaidos YouTube platformoje, yra kaltas celofanas ir istorija su suverenais. Ir man jau taip pasidarė pikta, kad aš jau nebeapsikenčiau, išsitraukiau planšetę, susiradau, pasileidau, šiaip ne taip vargais negalais, aš ten vargau porą dienų, kol viskas man gavosi. Susiorganizavau, pasidariau studiją pogrindyje ir pasileidau, pradėjau daryti ir štai aš darau. Bedarant, matau, kad atsiranda žmonių, kurie mane stebėjo Vaido Žemaičio kanale. Buvo jie atėję tie patys žmonės pas Vygantą, komentaruose atsiliepimai buvo tų žmonių. Jie atėjo ir pas mane į kanalą. Ir yra žmonių, su kuriais aš radau bendrą kalbą, kuriems įdomu mane žiūrėti, kurie galimas daiktas žavisi manim, galimas daiktas tiesiog jam malonu, kad yra kas panašiai galvoja kaip jie. Ir aš visą tai pradėjau tik tai tam, kad keisti mūsų visuomenį nuomonę. Aš nežiūrėjau į priekį, aš neturėjau strateginio plano, aš neturėjau kažkokių planų į ateitį, kad kur aš būsiu po metų, aš neturėjau planų, kad man reikia ten po metų turėti milijoną sekėjų. Ne, aš tiesiog užsiminėjau to, kas man patinka, taip kaip aš galiu savo leisti, tai yra finansiškai, laiku ir galimybėmis. Ir neužsibrėždamas. Tiesiog imu, kalbu paprastai, stengiuosi padaryti gražiai, kažkiek apgalvoji, ką kalbėjai, kokios mintis kyla, kažkokie įvykiai ir visą tai aš dalinuosi. Ir taip po truputį vystėsi iki vakar dienos, užvakar dienos. Čia jau paskutinis etapas, iš esmės vystėsi iki tol, kol neatsirado Eduardas Vaitkus. Eduardas Vaitkus, Vaidas Žemaitis Lekstutė savo kanale nemažai yra padaręs laidų su įvairiais žmonėm ir tu įvertini po tos laidos metu, kai jie bendrauja, tu įvertini, ar verta to žmogum tikėti ar ne. Atsiradus Eduardui Vaitkui, aš buvau ganėtinai skeptiškas, turbūt nepaslaptis, kad ir Vaidas buvo skeptiškas jo atžvilgiu, bet kai kai jisai išreiškė norą kandidatuoti į Lietuvos Respublikos prezidentus 2024 metais, Vaidas su juo padarė laidą, pabendravo, su juo padarė laidą Jonaitis, Vaidas pasiūlė daryti tos klausimus atsakymus ir kai prasidėjo klausimai atsakymai, aš nusiraminau dėl Eduardo Vaitkaus, nes buvo man klaustukų, nerimastis kažkokia buvo manyje. Aš gavau atsakymus ir supratau, kad netikėti šiai dienai tuo žmogum aš negaliu. Nepaisant to, kad yra žmonių, kurie karts nuo karto man parašo į asmeninės žinutės arba komentaruose parašo, kad jau tas Vaitkus, ten reikia pasidomėti, jis ten nieko iš jo nebus, jis ten, nežinai, tu nesupranti. Tai parašykit, argumentuokit, o ne tuščiai pilstykit. Ir aš pradėjau taip daugiau žiūrėti galvo savo blaivę, tol kol neturiu argumentų, aš juo tikiu ir nematau pagrindo, šiai dienai neradau jokio pagrindo, kodėl aš turėčiau juo netikėti. Todėl manau, kad jisai galėtų atstovauti mano interesus prezidento poste. Ir aš esu pasiryžęs antrą kartą gyvenime ir pirmą kartą prabalsuoti. Tai yra, pirmą kartą aš nuėjęs į rinkimus, aš norėjau, kai gavau rinkimų teisę, aš norėjau pasižiūrėti, kaip visą tai vyksta, tie rinkimai. Aš nuėjau, pasižiūrėjau, sugadinau biuletenį ir kadangi nebuvo nei vieno kandidato, kuris man tiktų, tokios grafos kaip netinka nei vienas irgi nebuvo, teko taip toj situacijai pasielgti. Tai dabar bus pirmas kartas, kai aš ateisiu į rinkimus ir pastatysiu varnelę.
Ar tikrai? Nežinau. Iki rinkimų dar yra tolimas kelias. Ir galimas daiktas kažkas išaiškės apie Eduardą Vaitkų tikrai argumentuotai, su faktais. Ir aš nusivilsiu, kad kalbėjo gražiai, bet nutilėjo kai kurios dalykus apie savo praeitį, apie kažkokius ten. Aš nedvėjoju Eduardu Vaitkum. Aš tiesiog pasilieku atsarginį išėjimą, jeigu netyčia kažkas išaiškėtų. Aš to žmogaus nepažįstu asmeniškai, aš su jo viso gyvenimo nepragyvenau, netgi kaip rodo mano asmeninė patirtis. Jeigu tu su žmogum pragyveni trečdalį gyvenimo, tai nereiškia, kad tu jį žinai ir tu supranti, ką jisai gali padaryti. Tam žmogui vieną gražią dieną kažkas gali nutikti. Ar po įtakotam kažkokių veiksnių, ar tai sveikatos būklės, ar tai žmonių kažkokių kitų. Jis gali pakeisti savo nuomonę ir pasielgti keistai, taip lengvai tariant, o jeigu net neadekvačiai. Tai šiai dienai aš jį matau kaip kandidatų. Kas bus, kokį sprendimą aš priimsiu, nežinau, tai sprendimą aš priiminėsiu stovėdamas prie urnos. Net ne prie urnos, prieš eidamas į rinkimų vietą. Nes jeigu mano pozicija yra tokia, jeigu aš neturiu kandidatų, už kurį norėčiau prabalsuoti, aš net neinu į rinkimus. Nes kai tik tais aš užeinu į rinkimus, mane atžymi kaip dalyvavusi ir prasideda rinkiminis, ta prasme, dalyvavusių rinkimuose procentas auga ir jeigu jis susirinka daugiau nei 51 procentas, rinkimai laikomi įvykusiais. Tai aš prie to skaičiaus didinimo tikrai nenoriu prisidėti, nes aš neturėjau kandidato, aš iš principo nedalyvavau rinkimuose. Taigi, dėl rinkimų ir balsavimo už Eduardą Vaitkų aš paaiškinau, koks mano planas ir kokie mano veiksmai. Dabar kas pastarųjų dienų įvykių, kodėl aš iš viso darau šitą vaizdo įrašą. Eduardas Vaitkus išsakė norą ir ketinimus įkurti naują politinį judėjimą, tai yra partija. Ir aš pradėjau rankioti informaciją. Tos informacijos nėra šiai dienai daug. Kažko tokio, kas galėtų viską sudėlioti į vietas, irgi neradau dar kažkokios medžiagos. Ir vakar žiūrėjau laidą Vaido Žemaičio kanale, tiesioginė laida buvo su Mažvydu Misiūnu. Tai yra partijos organizatorium, advokatu, kuris dabar užsiema to visos partijos kūrimo, modelio formavimų, klausimų sprendimų. Ir dabar jau trečia diena gaunasi, kaip yra iškeltas ta idėja užregistruoti partiją. Ir dabar iš karto atsakau į komentarus, pabandysiu atsakyti į komentarus, kurie bus vėliau po laidos atsiras. Valandą, 2 dieną ir taip toliau. Sakiau, jisai to ir siekia. Ne. Galiu iš karto jūsų užtikrinti, kad aš neturėjau tikslo eiti į politiką, kadangi aš nemačiau absoliučiai jokių žmonių, kurie galėtų atstovauti mano interesus arba prie kurių aš norėčiau arba galėčiau prisijungti. Galimas daiktas. Dėl tos veiklos, kurią vykdžiau aš, Vygantas, Vaidas ir kiti žmonės, tam pačiam Facebook'e, Facebook'o komentaruose komentuodami, rašydami straipsnius, galimas daiktas, bendra ta mūsų veikla, išugdė žmonių, kurie pradėjo drąsiau kalbėti, drąsiau reikštis. Ir mane tai džiugina iš vienos pusės, nes, pavyzdžiui, aš iš pradžių, kai darydavau kažkokius pranešimus pas save Facebook'o sienoje, praktiškai ten nebūdavo atsiliepimų. Dabar jų, kad ir nedaug, bet kas įdomiausia, aš padarau kažkokį pranešimą ir po kurio laiko Facebook'as man siūlo pačiam pasižiūrėti mano, tarkim, kažkokią padarytą karikatūrą arba kažkokį šūkį kaip kažkieno kito. Tai yra, aš paleidau žinią į žmonės ir jinai apėjusi žmonių ratą grįžo pas mane.
Reiškia, žmonėms tai aktualu, žmonės dalinasi tą informaciją, kurią aš pateikiu ir pradedam saveikauti ir mūsų kryptis pradeda pieštisi kažkokia viena linkme. Ir dabargi, kai atsirado tas politinis judėjimas, iš principo nepatikėsit, turbūt, nes vėlgi komentaruose žmonės rašys tai, kaip jie save mato mano pozicijoje. Tai yra, jam jisai dėl pinigų, čia dėl šlovės, dėl valdžios, jis nori atkeršyti kažkam, tarkim, buvusiai žmonai. Ar, žodžiu, jie pasakos savo emocijas, tai kaip jie elgtųsi mano vietų. Bet jie yra ne aš. Jie tenai pasakos, kokie šunsnukiai jie yra ir ką jie norėtų padaryti mano vietoje, jeigu tai būtų. Tai jau antra replika, atsakymas į antrą komentarą galėsit padaryti laiko nuorodą ir įdėti tam, kuris ten rašys tas nesąmonės. Taigi, kai kas jau suprato, kai kas ne, kai atsirado ta partija, aš dvejojau, ar man iš viso veltis į, sakykime, tą avantūrą. Ir aš apmąsčiau visus už ir prieš ir reikia aptarti kelis dalykus apie žmonės. Yra, pavyzdžiui, protingi žmonės. Man patiko vienas apibrėžimas, kuris, vienas iš daugybės tų variantų, vienas paprastas apibrėžimas, kas yra protingas žmogus. Tai žmogus, kuris sugeba numatyti savo veiksmų pasekmes. Arba bent jau neblogai, jeigu jisai bent jau pagalvoja, kokias pasekmes jo tie veiksmai atneš. Jam, aplinkiniam ir, žodžiu. Tai vienas momentas. Antras momentas, apie kairiuosius, dešiniuosius kažkoks yra lyg tai pokštas, lyg tai tokia, nežinau, kieno ten tie žodžiai, bet mintis yra sekantis. Dešiniai tai yra tie, kurie aš galiu supainioti. Bet mintis yra, pabandykim netgi nepridėdami klišių, o tiesiog, sakykim taip, yra žmonės, kurie sulaukia kažkokio momento, gal pradėkime nuo tų žmonių, kurie iš pradžių, kažkokie žmonės turi kažkokią idėją ir jie nori, dabar imkime ir darykime. Bet jie neturi absoliučiai jokio pagrindo. Jie nori daryti, sakykime, statykime namą. Tai kad mes neturime plytų. Statykime namą, imkime ir statykime. Yra smėlis, yra ten molis, imkime ir statykime. Ir pas juos gaunasi toks kauburėlis žemių aptrintas moliu. Gyventi galima, iš principo galima, bet tai nėra kažkas tokio. Yra žmonės, kurie, sakykime, turėjo lentų, turėjo vinių ir laukia. Dar ne laikas. Viskas susivežėm į statybų aikštelę, dar ne laikas statyti. Dar ne laikas. Ir po kurio laiko lentos supūvo, vynis surūdijo ir dabar statysim, ten jau nebėra iš ko statyti. Tai yra tokie žmonės. Ten yra vieni, man atrodo, dešinieji, kiti kairieji, nepamenu. Ir yra žmonės, kurie atėjo laikas ir jie eina toliau. Suvežė statybinės medžiagas į statybų aikštelę. Kai tik tais, netgi kol jų nesuvežė, jie jau pradėjo kažką daryti. Tai, ką jie galėjo padaryti be statybinių medžiagų, sumatuoti, išlyginti, iškasti pamatus, pamatam griovius. Žodžiu, jie darė visą laiką kažkokį darbą. Ir kai jau atėjo laikas, kai jau gavo jie statybinės medžiagas, laikas statyti iš jų kažką toliau. Jie tik tais iš pradžių jie ruošiasi, o atėjo laikas, pradėjo statyti. Tai aš dabar susivokiau, kad aš esu toj pozicijai. Kad aš galėčiau dabar sakyti, atsistoti į poziciją ir sakyti, iš tiesų, man anksti eiti į tą politinį judėjimą. Aš galėčiau pasakyti, kad jiem nieko nepavyks. Tiesiog stabdyti, kad kodėl? Todėl, kad aš nežinau visos tos istorijos, kas už sklypi, kaip bus organizuojama ta politinė partija. Man tikrai aš iš tiesų turiu daug klausimų, kai kurios klausimus vakarykščio šito eterio metu man atsakė į kai kurios klausimus.
kai kurios klausimus aš radau atsakymų to bendravimo metu ir tuo pačiu iš tos laidos tiesioginės man kilo naujų minčių. Taigi, aš susivokiau, kad yra laikas ir galimybė padaryti kažką gero dėl mūsų šalies. Ar aš to noriu užsiimti? Tikrai ne. Gali būti kažkas dabar rašys komentaruose arba po laidos. Iš karto puls rašyti meluoja, nemeluoju. Aš žymiai labiau norėčiau užsiimti savo techniniais užsiėmimais. Aš turiu automobilių, aš turiu motociklų, mopedų, aš turiu projektų, kurias norėčiau įvykdyti, kuriais norėčiau užsiimti. Bet aš stoviu tokioje situacijoje, kai aš matau, kad mūsų visos šalies ir mūsų visų šalies gyventojų gyvenimas kiekvieną dieną blogėja. Yra tik laiko klausimas, kada tai mane palies tiesiogiai. Iš tiesų jau šiai dienai liečia, kai aš turiu mokėti už dujas kažkokias nesąmoningas sumas, kurios neturi absoliučiai jokio pagrindimo. Apart noriu sudaryti sąlygas uždirbti Igničio akcininkams. Apart to nėra nieko. Nėra jokio loginio paaiškinimo, kodėl aš turėčiau už tai mokėti. Ir nereikia ten pasakoti apie tos gazdinimus, kad va dabar čia mes kovojam su ten diktatūra, dar kažko. Norit kovoti? Prašom, kovokit, kaip jūs tik tai norit. Tik tais padarom sekančiai. Tie kovotojai, aš jums sąskaitą atsiųsiu. Už dujas, už elektrą, jūs man sumokėkit ir ten kovokit, darykit, ką jūs norit. Atsiųsiu sąskaitą už kūrą. Apmokėsit man dalinai. Nereikia man, aš nesakau, kad man reikia pilnai apmokėti mano visas sąskaitas. Nereikia man to, nereikia. Tik tais apmokėkite tą dalį, kuri yra nepagrįsta. Sakykime, kaip pavyzdys, ne? Pasiklausim, išsiaiškinam, kokią kainą Baltarusija gauna dujas. Tai tebūnie, ne Baltarusija, Ukraina. Kokią kainą Ukraina gauna dujas per dujotekį. Ir paskaičiuojam visos dedamasias, uždedam ten 0,1%, 1%, kad uždirbtų iš to, nes vis tiek ten nemaža suma gaunas. Uždedam 1%, pasižiūrim, kokią gaunasi kubinio metro kaina. Ir aš moku už štai tą adekvačią kubinio metro kainą. O jūs ten, mėlėjai, darykit, ką norit, dalinkitės, kaip jūs ten tos pinigus, jokiais būdais neimkit pinigų iš valstybės. Aš atsisakau remti tokį modelį. Norit kovoti ten tie kovotojai, norit kovoti už ten demokratinės, viso civilizuoto pasaulio demokratinės vertybės, kovokit, tik savo pinigais, savo jėgom. Ai, per sunku, tada atleiskit, aš tame atsisakau dalyvauti. Tai truputį nuklydau. Tai tai mane jau šiai dienai liečia. Ir jeigu nesusijimti ir nepradėti eiti tinkamą linkme, kuo toliau, to bus blogiau. Šiandien aš sveikas, sąlyginai. Šiandien aš dar sugebu galvoti, kažką daryti, dirbti ir aš galiu pasirūpinti savim. Bet kas bus su manim po 10, 15, 20 metų? Laikas prabėgs akimirksniu, nespėsiu pastebėti. Ir aš būsiu jau žmogus, kuris nebeturi jėgų, aš dabar jau esu per senas tokiai veiklai. Nes jeigu, sakykime, mane kaip Paleckį pasodintų į kalėjimą, sakykime, mes fantazuojam. Bet tai neatmestinas variantas. Aš nesakau, kad, supraskite, fantazuoju dėl to, kad aš nepasiekęs kažko tiek ir aš nebandau save pastatyti ant pedestalo, kad aš tiesiog nagrinėju teorinę galimybę. Taip? Jeigu mane pasodintų dabar į kalėjimą, ten 5-7 metam, aš išeinu po 7 metų, man 45, 7, 46, 47 metai, ne? Ir aš neturiu šeimos, aš neturiu vaikų, aš neturiu žmonos. Man dabar sudėtinga su antra pusė, kad susirasti, ne? Aš įsivaizduoju, kas bus 47. Ir kaip vėl viską reikės pradėti visą gyvenimą iš naujo.
Čia ne tai, kad, pavyzdžiui, jaunimas, ne, jaunimui ten 18-16, jisai pradėjo dalyvauti tokioje visuomeniniai veikloje, jį pasodino, jis atsėdėjo 5 metus, ir išėjo 20, 25, tarkim. Visas gyvenimas prieš akis. O, sakykime, kai man, bus dar po 20 metų, kiek? 60 praktiškai, ne? 60 užsiimti tokia veikla. Be sveikatos. Tai dar gerai, jeigu aš artimiausių metų susilauksiu vaikų. Nesusirasiu antros pusės, nesusilauksiu vaikų. Tai įsivaizduojat, kai jau bus prastai, kai aš jau mane iš visų pusių užspausti ir aš nebegalėsiu išgyventi ir aš norėsiu kovoti, pirmas reikalas. Aš jau būsiu nepajėgus fiziškai. Antras reikalas. Pas mane bus našta, kurios aš negalėsiu palikti. Tai ne našta, bet tai atsakomybė už mano artimuosius. Aš jų negalėsiu tiesiog paimti palikti. Kas dar kokie niuansai. Ir klausimas dar, ar bus su kuo tą veiklą užsiiminėti. Nes pabandykime įsivaizduoti, kad jeigu tai palikti taip, kaip yra, tai sunyks, kaip aš kalbėjau apie Lietuvos automobilių sporto federaciją. Tai būtų sunykę, dingę ir viskas. Tai kad taip nenutiktų su mūsų tauta, su lietuviais. Manau, kad jau seniai traukinys nuvažiavo. Dabar belieka įvytis, kaip galima greičiau. Ir čia taip gavosi tokia netikėtumas, kad kažkodėl atvažiavo šitas Drezina. Toks, kur tu pumpuoji ir jinai važiuoja. Tas juda vežimėlis toksai, su ratukais per bėgius. Ir taip gavosi, kad čia iš kažkur atsirado Drezina. Ir yra kalbų, kad ta Drezina to įsigys varikliuką. Ir mes tą traukinį, kuris rieda į pražūtį, pasivysime, užtrauksime rankinį, suremontuosime ir grįšime į pradinį tašką. Pasikrausime krovinį ir atliksime savo, kaip tautos, darbą. Tai yra, stumsime lietuvybę tolyn į amžius. Tai dabar ta Drezina atsirado. Ir aš padvėjojęs, kad gal nereikia, o gal reikia, aš suvokiau, kad tuoj jinai nuvažiuos ir jeigu nepasinaudoti ją, mūsų šalies, galimas daiktas jau nebebus kam gelbėti. Susiklostė tinkamos aplinkybės. Atvažiavo į statybų aikštelę visos statybinės medžiagos. Ir jeigu aš dabar nepasielgsiu taip, kaip ketinu pasielgti, aš likusį gyvenimą kaltinsiu save. Ir negana to, greičiausiai Lietuvos Respublikos piliečiai mane kaltins. Tie, kurie stebėjo mane, tie, kurie mane pažinojo. Ir sakys, o kodėl tada buvo galimybė pasielgti tinkamai, o tu sustoji. Baigiant universitetą, kažkas iš mūsų vadovybės universiteto pasakė, palinkėjo mums, niekada nesustokite, visada stumkite save iš komforto zonos. Žodžiai tokie atrodė tuo metu, jie ir dabar atrodo tokie pompastiški, bet aš susivokiau su laiku, kad iš esmės aš visą gyvenimą taip gyvenau, dar iki universiteto. Aš dėl tos priežasties išėjau iš automechaniko pareigų, nuėjau pabandyti save gamybos vadovų. Iš tenai vėl ėjau dirbti į automechanikus, bet turėjau mintį, kad aš norėčiau baigti kažkokius mokslus susijusius, kad įgauti kompetencijų, kad po to, nes aš abejojau, būdamas gamybos vadovu, kad aš teisingai darau. Po to išaiškėjo, kad viskas buvo teisingai ir aš kažkokių tokių globalių klaidų nepadariau. Iš ten aš ėjau mokytis į kursus, baigęs kursus aš pabandžiau dar kelias profesijas, pabandžiau pakeliauti, grįžau į Lietuvą, baigiau universitetą. Lietuvišką, Lietuvoje, su lietuviškais dėstytojais, su lietuvišku finansavimu, ne užsienio korporacijų ir ne užsienio fondų. Aš baigiau mūsų universitetą. Taip, jis buvo prastas, taip, nė velnio ten jie nemokė. Bet aš įgijau diplomą ir ką man davė, manęs būna paklausę, baigusių universitetą buvo klausę, ir kaip, ką tau davė, kokia prasmė iš universiteto, mano grupiokai. Aš pagalvojau, sakau, santūrumu.
aš tapau santūresnis, gerokai santūresnis. Pagalvoji apie savo veiksmus, apie savo pasiekmes, galimas daiktas, tapau protingesnis. Jeigu žiūrėti iš tos perspektyvos, kad protingas žmogus sugeba pagalvoti apie savo veiksmų pasiekmes. Ir labai protingas jis sugeba labai plačiai pažiūrėti tas pasiekmes ir jas įvertinti, kas nuo to priklauso. Taigi, galima būtų šitą temą kalbėti ilgai, nuobodžiai, greičiausiai atsiras komentarų, į kuriuos aš neatsakiau laidos metu, bandydamas užbėgti įvykiam už akių. Greičiausiai teks man padaryti dar vieną laidą, bet pereinu prie pagrindinės dalies. Žiūrėdamas tą tiesioginę transliaciją, ten buvo tokia mintis, kad jeigu jūs, sakykime, norėtumėt prisidėti prie tos partijos kūrimo, bet jūs neturite žmonių, su kuriais, gerai, pasakysiu iš savo pozicijos ir po to galbūt visą tai bus aiškiau. Aš manau, kad aš artimiausiu metu surinksiu 10 įgaliojimų ir tapsiu įgaliotiniu partijos kūrimui. Surasiu 10 žmonių, kurie suteiks įgaliojimą atstovauti jų interesus, kuriant partiją. Ir aš apie tai jau pagalvojau iki laidos. Dieną galvojau, kad kaip čia kas galėtų dalyvauti tame, bet nusprendžiau neskubėti ir pasižiūrėti tą laidą. Bežiūrėdamas laidą, sugalvojau kitaip padaryti. Aš galėčiau surinkti, pasidaryti tas įgaliojimus, nueiti pas savo draugus, pažįstamus ir pasakyti, pasirašyk. Ir jie pasirašytų. Ne dėl to, kad aš juos bauginčiau, gazdinčiau, bet jie tai padarytų dėl to, kad iš pagarbos man. Iš tos pagarbos, kurią aš užsitarnavau padėdamas jiems per gyvenimą. Vienus mokydamas, kitiem kažkaip pagelbėdamas rankomis, galva, patarimais ir, žodžiu, iš pagarbos. Tiesiog paimtų ir pasirašytų. Bet aš po to pagalvojau, kad aš iš tiesų nenoriu tų žmonių apkrauti. Kodėl? Todėl, kad, kaip aš sakiau, kiekvienas turime savo gyvenimo kelią. Ir šiai dienai jiems tai yra neaktualu. Aš nenoriu nukreipti jų į netinkamą vagą. Pabandysiu paaiškinti. Vat turiu studentą, jisai mokosi universitete. Aš jį nukreipinėju techniniais dalykais, aš jam pasakoju, aiškinu. Ir jo tikslas šiai dienai yra užbaigti universitetą. Tiksliau, mano tikslas yra, kad jisai šiai dienai užbaigtų universitetą, įgytų aukštojo mokslo diplomą. Aš pats kalbėjau, kad nėra iš to prasmės naudos, tačiau jisai mokosi kitam fakultete ir ten yra kažkiek tos naudos. Negana to, mes su juo bendraujam, jisai dabar, būdamas studentų, turi laisvo laiko ir aš jam karts nuo karto kažkokių duodu užduočių, paprašau jį, kad jisai tobulėtų. Aš jau turėjau tokių žmonių. Ir vienas iš tokių žmonių tapo neblogų pedagogų. Ir jisai užsiminėja dabar, užsiema savo veiklą, pas jį įnirtingas etapas gyvenimo ir aš nenoriu jo trukdyti. Jisai turi savo užduotį, jis yra raktelis, ne raktelis, varžtelis, krumpliaratukas dideliame mūsų valstybės mechanizme. Ir dabar jį iš ten ištraukti ir pritraukti prie politinės veiklos, aš galiu tai padaryti, bet aš nenoriu. Todėl, kad jisai yra geras specialistas toje srityje. Greičiausiai ateis laikas. Praeis 10-15 metų, jis prisijungs prie manęs. Prie to, kuo aš užsiemu. Tiesiog susiklostys taip aplinkybės, kad ten jisai jau bus nebereikalingas, jisai perduos kažkam savo tą estafetę ir jisai atsilaisvins. Bet šiai dienai jisai ten yra reikalingas, jam gerai sekasi ir aš nenoriu jo ištraukinėti. Ir tokių žmonių yra daugiau, kurie yra savo srity, viskas pas juos gerai. Todėl aš pagalvojau, kad iš tiesų norėčiau padaryti sekančiai. Aš norėčiau pasiūlyti jums savo kaip atstovo paslaugas. Greičiausiai yra iš mano žiūrovų, kurie žiūri ir galvoja, kad jie patys norėtų atstovauti kažką. Taip, ir jie galimas daiktas surinks tos įgaliojimus iš savo draugų, pažįstamų, artimųjų. Bet
Aš tikiu taip pat, kad tarp žiūrovų yra žmonių, kurie jau nebegali arba nenori tame dalyvauti. Dėl tų pačių priežasčių. Jie turi savo gyvenimo kelią. Ir jie nori užsiiminėti tuo, kas jiem yra įdomu. Ne? Ir jie linkę būtų tą naštą perkelti kitiem žmonėm. Tai vat aš pasiryžęs priimti tą naštą. Jeigu jūs įsivaizduojat, kad tas politinis gyvenimas, ta politinė veikla yra kažkas įdomaus, smagaus, kažkur nuves kaip žmogų, prie gero, prie džiaugsmo, prie laimės, turtų, šlovės, silpna protis. Ten apart. Jeigu tu, aišku, neturi noro uždirbti iš to pinigų. Neturi noro pasipelnyti. Jeigu tu nori padaryti šaliai geriau, tautai geriau, tai ten yra žiaurus darbas. Ten yra nuolatos, aš užsiminėjau visuomeninė veikla, taip, kiek per tos komentarus praeina visokių negatyvių emocijų. Ir visą tai tu turi per save praleisti, išfiltruoti, apgalvoti, ką pasakyti, kaip padaryti. Kaip vienam ar kitam šmaikščiau atsakyti, šmaikščiau arba kandžiau kitam galbūt išaiškinti situaciją. Kiek reikia kantrybės, kiek reikia šito emocinio tokio imuniteto turėti. Tai čia yra tiesiog kanaliukas su 455-56 sekėjais. O kaip gyventi tiem, kurie stovi prieš visą tautą. Taigi, mano mintis yra sekanti. Jeigu jūs stebit mane, aš jums patinku, tos mintis, idėjos jums yra tinkamos, būkit geri, susisiekit su manim Facebook'e, per Facebook. Danielius Ščerbakovas. Susirasit, manau, ten nesupainėsit su nieko kitu, aš būsiu greičiausiai panašiai atrodysiu, bus kokiu nors mano šitų laidų įrašų. Susisiekit su manim. Nesvarbu, iš kur jūs esate, iš kokio Lietuvos krašto. Aš pasiryžęs jūs atstovauti, jeigu aš jums patinku, jeigu jūs manot, kad mano mintis, mano įžvalgos atitinka jūsiškės, galbūt jūs manot, kad jūs niekada taip nesusimastėte apie tokius dalykus, apie ką aš šneku, ir jūs manot, kad jis galėtų atstovauti mano interesus, susisiekit su manim. Man reikia tik tais 10 žmonių. Ir mes judėsime tolyn. Į priekį. Mes vysimės tą į prarąją dardantį traukinį, jį sustabdysime, grąžinsime, suremontuosime, prisikabinsime krovinį ir judėsime užsibrėžto tikslo kryptimi. Viso geriausio.